truputį papasakosiu apie gipso montavimą karkasinėme name. Žiūrime lauko sieną, tai yra pagrindinis karkasas, užsandarintas, sujuosta gražiai, montuojamas tašas 7 cm pločio, į tarpus bus dedama vata, o ant viršaus sukamas dvigubas gipsas. Ant lubų, kad plėvelė laikytųsi, montuojam papildomą 2,8 cm tašelį, paskui dar montuosis metalo laikikliai, dvigubas metalo karkasas ir viengubas gipsas. Taip susidarys tarpas ganėtinai didelis, kad įtilptų vėdinimo vamzdeliai, elektros laidai, na ir viskas, ko reikia lubose. Įdomu tai, kad su karkasiniais namais daug kas daro viduj metalinį karkasą. Mes labai ilgai mokėm savo gipsininkus, kad reikia iš vidaus sukti medinį karkasą ir dvigubą gipsą. Mums įrodinėjo, kad gipsas trūkinės, kad ten negerai, taip, kad būtinai metalo karkasas. O priežastis buvo iš tikrųjų ne tame, kad jis trūkinės ar kažką. Mes jau iš praktikos daug metų statom, žinom, kad niekas netrūkinėja, darant tokią sistemą. Bet priežastis buvo ta, kad gipsininkai tiesiog pripratę dirbti su metalu, o ne su medžiu. Šiuo atveju šitas tašas yra sukamas su specialiais varžtais, niveliuojamais varžtais, kur paskui pasistato lazeris ir tie niveliuojami varžtai kažkiek tai po truputį atsileidžia. Tai yra siena išsilyginama ir tada sukamas dvigubas gipsas. Šitas procesas yra netgi greitesnis ir patogesnis negu daryti metalo karkasą. Ir pigesnis, aišku, svarbiausia. Tai tiek apie gipso montavimą karkasinėse namuose.